Labas dienai. Trumpas video, kaip dabar reiktų sukalibruoti. 2 žingsniai. Pirmiausia, viršui yra matai mygtukas stop ir go. Tai prieš darydamas pakeitimą susistabdai savo matavimą, paspausi stop. Kai tą padarysi, eini settings, edit settings, tau iššoks papildomas langas. Ir šitoj vietoj einam system ir yra adjust factor. Padaryk adjust factorių 0,7. Ir paspausk OK. Kaip matai, šičia iškart pas tave jisai susikalibruos. Automatiškai ten buvo virš 8, liks žemiau vieneto. Tada sekantis nedidelis punktelis, nes jūsų laudas labai didelis, ypač kol dar oro padavimas nesutvarkytas. Einam settings, edit settings, vėl iššoka tas pats papildomas langas ir einam, taip, kur čia tas loading reitas, dabar man reikia surast. Va, yra edit settings general. Maximum loading po defaultu pas tave 30%, įvedam 40%. Visio. Šičia tada tau automatiškai iš 30 pasikeis į 40. Kalibravimas padarytas. Ir iš to vėl nepamiršk paspausti go. Labai svarbu, kad tu vėl įeitum į matavimą. Visio, job done. Viso.